Gal pradėsiu nuo to, kad ES nėra jokia fėja su burtų lasdelė, kuri gali patrumpinti eilės poliklinikose ar sutvarkyti mūsų e-sveikatą, kurios mes patys nesusitvarkom. Tai tą reikia labai aiškiai pasakyti, nes sveikatos politika didelė dalimi yra šalių narių kompetencija. Trečias dalykas, genderizmas čia jau labai paminėtas, tai vienas iš veiksnių štai tokios diskriminacijos, kuri lemia mūsų psichologinės sveikatos žemą lygį. Trumpai norėčiau sureaguoti į Laisvės partijos kandidato pasisakymą dėl, kad ES nėra tai kaip fėja, ar ne, kad čia mes negalime priimti kažkokių tai sprendimų. Tai reikėtų visų pirma pažiūrėti į mūsų sveikatos apsaugos ministrą Arūną Dulkį, kuris atėjęs į postą tiesiai šviesiai pasakė, kad aš ten ateinu ir aš nieko nesuprantu, todėl mane priėmė. Tai jeigu toks žmogus ateina į tokį svarbų postą, tai galbūt specialiai jam jį ir paskyrė, kad jis visą sveikatos sistemą neatkeltų, sugriautų. Tai tada viskas aišku, kodėl mes negalime būti fėja, nes paprasčiausiai viskas greunama. O dar sureaguoti į jūsų komentarą, kad jūs pasakėte, kad aš apie genderizmą pasisakiau, nors aš to žodžio neminėjau, bet turbūt išskaitėte iš mano išminties, bet į mane parodėte. Tai klausimas man tada jums, jūs sakote, kad tai yra diskriminacija. Tai ar nėra diskriminacija manęs, jeigu aš, pavyzdžiui, manau, kad tai nėra gerai ir ar aš negaliu turėti konstitucijoje numatytų įsitikinimų?